Sveiki atvykę į sportinį eksperimentą, kurio metu Aistė Pilvelytė sudalyvaus naujoj treniruočių sistemai Les Mills ir treniruotei CX-Works. Sėkmės jai! Sportuoju rytais, jeigu turiu laiko, tai stengiuosi kas antrą dieną, jeigu neturiu, tai stengiuosi nors į savaitę 2 kartus nueiti. Būt dėl geros savijautos. Nes, kaip žinia, kada žmogus sportuoja, gaminasi tam tikras hormonas, laimės ir iš tikrųjų aš po sporto jaučiuosi kaip ant sparnų. Man taip gera tiesiog. Dar gyventi šiame kūne reikės ilgai, siela tai gyvena ir nori gyventi gražiame kūne. Tai jisai turi būti, manau, kad stiprus, sportiškas ir gražus. Vyrai ypatingai dažnai pamiršta apie savo giliuosius raumenis, dažniausiai koja didžiuosius. Žodžiu, vyram, tai jiem tikrai čia būtų ką veikti, nes yra gana intensyvi treniruotė su gumom, ką jie retai daro. Ir taip pat labai svarbus jam tas pats korsetas, gražus išraiškingi sėdmenys bei pečių linija. Žodžiu, vyram tikrai yra čia ką veikti. Grupėje geriau jautiesi, todėl kad ir matai, kaip ir kitos moteris stengiasi ir tada pasižiūri, aha, jeigu jinai gali, tada kodėl ir aš negaliu, viskas iš karto tada susikaupi ir darai toliau. Būtent šituose jėgos pratimuose jai truputėlį trūksta tos jėgos ištvermės. Tai yra labai intensyvi treniruotė, kurios metu nėra kada ilsėtis. Kaip aš sakau, labai tinkanti per pietų pertrauką atbėgti, nes kuo toliau, tuo daugiau žmonių yra, ypatingai kas aplinkui ofisuose dirba, tiesiog turi labai nedaug laiko, pusvalandį per pietus atbėga, pusę valandos gana intensyviai atidirba. Aš labai įsijaučiu į save, į savo tą, kad taisyklingai padaryčiau pratimus, gal tai pasakyčiau. O muzika man kažkaip tai gali jos ar nebūti, nes aš gyvenu muzikoje pastoviai. Tai, manyčiau, medus, vienas iš grožio receptų, po to šaltas ir karštas dušas ir daug sporto.